Sveiki, su jumis Karolis iš dronai24.lt. Šiandien apžvelgsim Unique Typhoon H drono valdymo pultą. Iškart pastebim labai sodrų ir aukštos kokybės ekraną. Tai yra naujas HD ekranas. Pultas yra daug didesnis, daug patogesnis, mygtukų išdėstymas ir kontrolių yra daug arčiau. Na ir pereikim prie mygtukų srities. Viršuje mes turim užvedimo išjungimo mygtuką, dvi lengvai nuimamos antenos, kojų pakelimo nuleidimo svirtis, skrydžio režimo mygtukas, kliučių išvengimo svirtis, posvirio, pokrypio mygtukai ir pokrypio kontroliavimo svirtis. Apatiniai pusėje mes turim dronų jautrumo kontroliavimo ir kameros posvirio mygtuką. Nuo fotografavimo ir filmavimo mygtukus mes galim rasti apatiniai pulto dalyje. Apačioje turim ausinių, SD kortelės bei pakrovimo lizdą, nuo viršų yra normalaus dydžio HDMI lizdą. Na, galiniai pusėje mes atidarę šią dėžutę turim pulto akumuliatorių, kuris gana lengvai išsima.